Sveiki prisijungę prie FM World verslo pristatymo ir per ateinančias kelias minutes su jumis pasidalinsiu, kaip jūs galėtumėte pasinaudoti FM World verslo galimybę, kad uždirbti papildomas pajamas ar net susikurti pilną pragyvenimą iš namų. Taigi, pirmiausia, norėčiau užduoti kelis klausimus. Pirmas klausimas. Ar tu kada nors rekomenduoji draugams filmus, parduotuves, restoranus ar panašiai? Tikriausiai, jeigu tu kaip visi esi kažkada rekomendavusi arba rekomendavęs kažkam kažką. Klausimas, ar už tą rekomendaciją tau sumokėjo? Tikriausiai ne. Bet klausimas, ar tu norėtum uždirbti už rekomendacijas? Nes būtent mūsų kompanija kiekvieną kartą, kai tu kažkam parekomenduoji produktą arba verslo galimybę, tu uždirbsi už tai pinigus, tau kompanija už tai sumokės. Taip pat norėčiau tau užduoti klausimą, ar norėtum uždirbti už darbą, kurį padarei prieš daug metų? Sakykime, tu galbūt dirbi savo darbe metus, 2 ar 3. Šio mėnesio pabaigoje, kiek tau sumokės tavo darbdavys už darbą, kurį padarei prieš 3 metus? Atsakymas tikriausiai nieko, nes už tą darbą tau sumokėjo prieš 3 metus. Bet mūsų tipo versle tu uždirbi už darbą, kurį padarei prieš daug metų. Aš dirbu su šita kompanija jau 12 metų ir šio mėnesio pabaigoje man vėl kompanija sumokės už darbą, kurį aš padariau prieš 12 metų. Žmonės, kuriuos pakviečiau prieš 12 metų, vis dar apsipirkinėja šiandien ir aš vis dar uždirbu pinigus už tą darbą, kurį padariau prieš 12 metų. Taip pat vienas turtingiausių žmonių pasaulyje, Warren Buffett, yra pasakęs, jei nerasi būdo uždirbti pinigus, kol miegi, tai dirbsi iki mirties. Na, aš pagalvojau, tikrai nenorėčiau dirbti iki mirties, bet kaip galima būtų uždirbti pinigus, kol miegi? Mūsų tipo versle būtent tu gali tai padaryti. Mūsų kompanija yra tarptautinė, taip? Ir dažnai tu nueini miegoti, o iš ryto atsikėlusi ar atsikėlęs, randi, kad nauji žmonės prisijungė prie tavo komandos. Nauji žmonės pasidarė užsakymus. Ir tokiu būdu tu tikrąja tą žodžio prasme uždirbai pinigus, kol miegojai. Tad jeigu tu atsakei taip, norėtum uždirbti už rekomendacijas, taip, norėtum uždirbti už darbą, kurį padarei prieš daug metų ir taip, norėtum uždirbti, kol miegi, per ateinančias kelias minutės noriu tau parodyti, kaip tu gali tai padaryti su kompanija FM World. Taigi, FM World Baltic, kas mes tokie? FM World yra tinklinės rinkodaros kompanija. Ką tai reiškia? Reiškia, kompanija sukuria galimybę paprastiems žmonėms kaip tu ir aš, kurti savo verslą iš namų, iš telefono ir uždirbti neribotas pajamas. Skirtumas tarp tinklinės rinkodaros ir tradicinės rinkodaros yra, kaip yra parduodamas produktas. Tradicinėje rinkodaroje produktas yra parduodamas per prekybos centrus. Tinklinėje rinkodaroje produktas yra parduodamas per verslo partnerius. Būtent tu ir aš galime būti kompanijos FM World verslo partneriai ir iš mūsų žmonės gali įsigyti šios produktus ir taip pat per mus žmonės gali prisijungti prie kompanijos ir tapti verslo partneriais. Mūsų kompanija yra pasaulinė sėkmė. Mes jau atidarėme ofisus 40 šalių visame pasaulyje ir produktai yra siunčiami beveik į visas šalis. Prie mūsų kompanijos prisijungė virš 2,5 milijono žmonių kaip vartotojai arba verslo partneriai. Mes turime aukščiausias kokybės produktus. Tai yra kvepalai, kosmetika, namų valymo priemonės, maisto papildai ir vitaminai ir kavos arbatos. Kiekvienas gali rasti kažką, ką norėtų išsirinkti savo. Taip pat mes turime aukščiausią kokybę. Mūsų kvepalai yra tikri kvepalai. Ne tualetinis vanduo, ne parfumuotas vanduo, o tikri kvepalai. Taip ir kiti mūsų produktai, maisto papildai, valymo priemonės yra aukštos kokybės produktai, kuriais tu tikrai nenusivilsi. Taigi, kaip galėtume uždirbti su FM World? Na, pirmiausiai, mes galime rekomenduoti šitus produktus šeimai, draugams, kolegoms, bendradarbiams ir panašiai. Juk mes, kaip ir kalbėjome pradžioje, tu jau rekomenduoji savo draugams, pažįstamiems ir šeimai dalykus, kurie tau patinka. Filmai, restoranai, parduotuvės ir panašiai.
Dabar gali pradėti jiems rekomenduoti ir šios kompanijos produktus, bet už tai dabar uždirbsi. Taip pat galima parduoti produktus kompanijoms, ofisams, grožio salonams, kirpykloms, bet kokiam žmogui, bet kokiam bizniui. Taip pat galime daryti labdaringas veiklas, aukoti tam tikrus procentus nuo savo pelno kažkokiams tai dalykams, kurie tau yra arti širdies. Galima suorganizuoti produktų vakarėlius, kur žmonės gali pabandyti produktus. Na ir aišku, turbūt pati didžiausia strategija šiandien tai yra socialinė medija. Tai yra neribotas žmonių kiekis. Facebook, Instagram, TikTok, tik tai kelios platformos, per kurias galime rasti šimtus, tūkstančius, dešimtis tūkstančių potencialių klientų ir verslo partnerių. Nėra ribos, kaip tavo verslas gali augti. Ir dirbant iš namų, telefonu, tu gali pastatyti ne tik tai komandą savo mieste, ne tik tai visoje Lietuvoje, bet taip pat pastatyti tarptautinį verslą. Nesvarbu, kurioje šalyje tu esi registruota arba registruotas, tu gali statyti komandą po visą pasaulį. Taigi, pirmiausia, uždirbame nuo pardavimų. Priimame užsakymus iš klientų, užsakome produktus iš FM World atstovybės, pristatome produktus klientui ir uždirbame 30% pelną. Taip pat galime tiesiai iš atstovybės užsakyti produktus į kliento namus. Taip pat galime siųsti klientą tiesiai į elektroninę parduotuvę ir klientas pats apsipirks ir jam kompanija pristatys produktus. Yra įvairiausi būdai, kaip galime parduoti produktus savo klientams. Keletas pavyzdžių, kiek mes uždirbame. Pavyzdžiui, Pure kolekcijos kvepalai, 50 ml kvepalai moteriams ir vyrams, perkam už 12,50, parduodam 17,86 ir uždirbam 5,36 € nuo buteliuko. Pure Royal kvepalai uždirbame 10,51 € nuo buteliuko. UT kvepalai uždirbame beveik 28 € nuo buteliuko. Ir lygiai taip pat uždirbsi ir nuo maisto papildų vitaminų, nuo kosmetikos, nuo kavos arbatos, nuo valymo priemonių ir panašiai. Nėra ribos, kiek tu gali parekomenduoti šių produktų ir kiek tu gali jų parduoti asmeniškai ir uždirbti. Bet tai dar ne viskas. Antras būdas uždirbti tai yra komandos statymas, vadinama Magnolijos programa. Negana to, kad kiekvienas produktas tau duoda pelną, taip pat kiekvienas produktas duoda taškus. Kiekvieną kartą, kai tu užsakai produktus iš kompanijos arba žmonės, kuriuos tu pakvietei į verslą, ar jų pakviesti žmonės, žodžiu, visa tavo komanda užsako produktus iš kompanijos, tu gausi taškus. Tie taškai duodami už kiekvieną produktą ir kaupiasi visą mėnesį. Kuo daugiau žmonių yra tavo komandoje, tuo daugiau užsakymų. Kuo daugiau užsakymų, tuo daugiau susikaupia taškų per mėnesį. Kuo daugiau susikaupia taškų per mėnesį, tuo daugiau tu uždirbi iš kompanijos. Kaip matai, čia yra lygiai nuo 3% iki 21% lygis. 3% 300 taškų komandoje, 21% 30 000 taškų komandoje. Reiškia, kuo daugiau žmonių tu pakviesi į šią kompaniją vartoti produktus, vartoti ir pardavinėti produktus, arba vartoti, pardavinėti ir statyti komandą, tuo greičiau augs tavo apyvarta, tuo daugiau taškų tu padarysi ir tuo didesnius komisinius tu gali uždirbti gale mėnesio. Šioje lentelėje gali pasižiūrėti pavyzdžius, kiek vidutiniškai gali uždirbti pasiekusi arba pasiekęs skirtingus lygius mūsų kompanija. Greitis, kuriuo auga tavo pajamos, yra nuspręstas tik tai tavo pastangų dėka. Reiškia, kuo daugiau žmonių tu parekomenduosi šios produktus, kuo daugiau žmonių pasidalinsi šią verslo galimybę, tuo greičiau gali augti tavo komanda ir tavo pajamos su mūsų kompanija. Aš rekomenduoju užsibrėžti tikslą pasiekti 21% lygį su 6 grupėmis, 6 žmonėmis po tavimi, kurie padaro bent jau 5 000 taškų. Tokiu būdu
tu gali greičiausiai pasiekti apie 1372 eurus pajamas per mėnesį. Šiek tiek vėliau dar paaiškinsiu apie šitą programą Welcome Home. Bet tavo tikslas turėtų būti kuo greičiau pastatyti komandą su 6 grupėmis po tavimi, kuriuose yra bent jau 5000 taškų. Taip pat turime orchidėjų klubą, tai yra lyderystės premija. Orchidėjų klube turime 4 pozicijas – perlinė orchidėja, purpurinė, auksinė ir deimantinė. Su kiekviena iš šių pozicijų tu gali uždirbti dar didesnės pajamas ir kvalifikuoti automobilio bonusams. Kad pasiekti perlinės orchidėjos lygį, tau reikia 2 žmonėm tavo komandoje padėti pasiekti 21% lygį, arba 1 žmogus komandoje pasiekia 21% lygį ir iš visų kitų grupių surinki 20 000 taškų. Tai yra apie 1500 eurų per mėnesį pajamos, plus kvalifikuoji automobilio bonusui. Purpurinė orchidėja. Kai padedi 3 žmonėms po tavimi pasiekti 21% lygį, tu pasieki purpurinės orchidėjos lygį, kuris tau duos vidutiniškai 3000 eurų per mėnesį pajamas, plus automobilio bonusas. Auksinė orchidėja. Kai tiem 3 žmonėms tu padedi pasiekti perlinės orchidėjos lygį, tu pasieki auksinę orchidėją. Tai yra 5000 eurų per mėnesį vidutiniškai pajamos, plus automobilio bonusas. Na ir galiausiai deimantinė orchidėja. Kai tu padedi 5 žmonėms tavo komandoje pasiekti perlinės orchidėjos lygį, tu tapsi deimantinė orchidėja ir uždirbsi vidutiniškai 8000 eurų per mėnesį, plus kvalifikuoji automobilio bonusai. Ar pastebi čia tendenciją? Kuo daugiau žmonių tu padėsi savo komandoje pasiekti aukštesnius lygius, tuo aukštesnį lygį pasieksi tu. Tai yra pats geriausias dalykas apie tinklinį marketingą, kad mes vis uždirbame daugiau, padėdami daugiau kitų žmonių taip pat uždirbti. Tau pasiekus deimantinės orchidėjos lygį, 5 tavo komandos nariai pasiekė perlinės orchidėjos lygį. Reiškia, kiekvienas iš tų žmonių dabar uždirba apie 1500 per mėnesį ir gauna taip pat savo automobilį iš kompanijos. Kaip manai, ar tie 5 žmonės tau padėkotų, kad tu juos pakvietei į verslą, kad pasidalinai šią galimybę su jais? Reiškia, tu padėjai ne tik tai savo, bet dar ir kitiems. Na ir po orchidėjų klubo mes turime elitinį žvaigždžių klubą, kur yra galimybė uždirbti dar aukštesnės pajamas ir totaliai pakeisti savo gyvenimą. Čia tavo komanda turės būti dar didesnė, dar stipresnė ir taip tu turėsi padėti dar didesniam kiekiui žmonių pakeisti savo gyvenimus su FM World kompanija. Kuo daugiau žmonių tu padėsi, tuo aukštesnį lygį tu galėsi pasiekti ir tuo aukštesnės pajamas uždirbti kiekvieną mėnesį. Čia nėra ribų, čia nėra limitų. Tu gali užsibriežti kokį tik tai nori tikslą ir jį realizuoti. Papildomai prie pajamų, kurias tu uždirbi būtent už šios lygius, yra papildomas skatinimo programos. Pirmoji programa tai yra 3 žingsnių startas, kur tu gali gauti papildomas nuolaidas, kai prisijungi prie mūsų kompanijos. Būtent per pirmus 3 mėnesius gali pasinaudoti šiomis ypatingomis nuolaidomis ir įsigyti produktus dar geresnę kainą. Taip pat turime programą Žingsnis į sėkmę. Kiekvieną kartą, kai pakilsi į naują lygį ir tą lygį išlaikysi 2 mėnesius, tu gausi papildomą piniginę premiją. Taip pat turime aktyvų rekomendavimą. Kai tu rekomenduosi žmonėm prisijungti prie tavo komandos ir tie žmonės pasidarys užsakymus, tu gausi dar papildomas premijas. Vien dėl to, kad tu pasidalinai šią galimybę su kitais. Ir taip pat, kas 5 kartą, kai rekomenduosi žmonėms ir jie pasidarys užsakymus, gausi 2 premiją už tai, kad tu aktyviai rekomenduoji šį verslą. Na ir Welcome Home
Būtent apie šią programą aš jau užsiminiau šiek tiek anksčiau, kur rekomendavau jums 6 grupės pastatyti po savimi. Tai būtent Welcome Home programa tau mokės 50% didesnės pajamas arba 100% didesnį atlyginimą būtent už tai, kad tu pastatysi verslą 5 arba 6 grupėmis. Dėl to nuo pat pradžių rekomenduoju tau statyti komandą 6 grupėmis ir tokiu būdu maksimalizuoti, kiek tu uždirbsi iš kompanijos. Būtent pastačius komandą su 6 grupėmis po 5000 taškų, reiškia, po tavimi yra 6 žmonės, kurie vieni arba su komanda padaro po 5000 taškų, tu kiekvieną mėnesį už tokią struktūrą gausi papildomą 500 eurų premiją. Na ir taip pat automobilių programa. Užsiminiau būtent, kad tu gali gauti papildomą bonusą, kai tu pasieki tam tikrus lygius. Tai būtent pasiekus tam tikrus lygius, tu gali gauti papildomą atlyginimą, kurį tu galėsi panaudoti būtent automobilio lizingui. Taigi, tik tai tavo sprendimas prisijungti ir tapti mūsų kompanijos ir komandos dalimi. Na, o dabar susisiek su žmogumi, kuris tave pakvietė pažiūrėti šį pristatymą ir pasidalink su tuo žmogumi 3 dalykus, kurie tau labiausiai patiko iš šio pristatymo.